pagrįstas, jisai čia su savo pasiūlymais, jisai atsakovo pusę atstovauja, čia tas ieškinys nepagrįstas, visą kitą. Aš taip atsistoju, sakau, visų pirma, gal mes pradėkim nuo to, kad turėtume jausti pagarbą vienas kitam. Neįvardinsiu aš to advokato, bet aš jį prisiminsiu visada. O kiti buvo su ginklais? Taip, visi su ginklais. Ir visi vieni kitus, kaip filmuose, nutaikė ginklus tai vieni ne. Kitus? Taip. Mano sekretorė klykia, šone, aš centre sakau, žiūrėkit, atidarau duris ir jūs visi einat už durų. O 3 kartus vienas kitą nusišaunat, bet tik tai ne mano kontorą. Yra pas mus įvykis, turim lavoną. Gerai, sakau, aš atvažiuokit mane pasiimti. O jūs šventė? Taip, su tokiu voronoku. Važiuoja šyliku, viskas gerai, aš kaip visada su kablais, basutės ant kablų. Atsistoju ant tokio kalno ir sakau, kur tas lavonas, va, ten sako, apačioj pasikoręs. Vasara karšta. Aš paeit, žinot, slydau. Manau, taip kulnai paslydo. Aš taip slysdama stvėriausi už pileko, kas man prieš akis ir į glėbį. Aš vis tiek esu, manau, taip, kaip advokatas esu žinomas. Iš tiesų mane rodo ir per televiziją, esu socialiniuose tinkluose. Aš noriu pasakyti, ar tai įtakoja priešingos pusės sprendimus? Aš manau, kad kartais tikrai taip. Sveiki. Su jumis podcastų ciklas Teisės pulsas. Na, o aš esu šio podcasto vedėjas, Evaldas Vinskutonis. Gyvenime esu verslininkas ir renginių organizatorius. Šiandien šis podcastas, kaip ir vakar, kaip ir užvakar, yra labai subalansuotas teisininkams, tačiau aš pažadu jums, kad atrasime temų ir įžvalgų, kurios bus labai įdomios ir patrauks platesnės auditorijos žiūrovus. Šiandien mūsų svečias yra advokatė Aušra Ručienė. Aušra yra teisininkė ilgametė, su ilgametė patirtimi. Aušra dirbo prokurorė, teisėja, jau daugiau nei 30 metų gina klientus kaip advokatė. Aušra taip pat yra buvusi Kauno miesto savivaldybės tarybos narė bei aktyvi visuomenės veikėja. Ir man labai malonu pasisveikinti Aušrą. Sveiki. Sveiki. Noriu pradėti nuo pradžių. Aušra, kaip prasidėjo jūsų asmeninis kelias į teisę? Mano asmeninis kelias į teisę prasidėjo labai įdomiai. Iš tiesų, aš baigiau mokyklą pakankamai jauna, galbūt 17 metų. Ir kažkaip tokia buvau gera mergaitė, gera mokinė. Motina visą laiką norėjo, kad aš būčiau gydytoja, stočiau į Kauno medicinos institutą, kaip tada jisai vadinosi. Dabar Kauno medicinos universitetas. O tėtis man sakė, klausyk, neklausyk tos mamos, baigėsi egzaminai, važiuojam abudu, nuvešim dokumentus ten, kur reikės. Tai jūs prieš mamos valią padarėte? Mamai nežinant, mes vežėm dokumentus į Kauno medicinos institutą. Tėtė sako, tu sako, žinok, pradėsi mokytis ten tą gydytoją, mano pusbrolio sūnus, Romas ten mokosi, jisai kala per dienas, per naktis, mokosi tą mediciną, o čia, žinai, pana, sako, graži, ten vieni vaikinai mokosi toj teisė, tai kiek tau ten mokintis reikia ir darbas geras, jo kaip tik draugas buvo Kauno rajono prokuroras, sako, ten nieko dirbti nereikia, viskas ten yra gerai, tai mes taip ir nuvežėm tos dokumentus į Vilniaus universitetą, teisės fakultetą. Ar jūs džiaugiatės to pasirinkimu šiandien? Labai. Jūs labai. Atradot galbūt save? Nors visą tą laiką aš kažkaip balansuoju, taip lyg tai gaila, tarp gydytojos ir teisininkės, bet aš labai laiminga. Aš dar turėjau tokią ir slaptą svajonę stoti į konservatoriją, į aktorinį fakultetą. Aš vaidinau visokiuose ten spektakliuose, saviveikliniuose, mokyklos ir taip toliau ir panašiai. Man kažkaip ta buvo labai priimtina profesija. Ir galiausia, aš dirbau ir prokurorė, ir teisėja. Ir tapus advokatė, aš supratau, kad ta specialybė, sakykime, tie aktoriniai sugebėjimai, kuriuos aš galvoju, turinti jų pakankamai nemažai, man tikrai daug padėjo. Ir jūs išnaudojate visus tuos gebėjimus dabartinėje srityje, netgi kur neėjot, tai tuos aktorinius, nes kartais reikia šiek tiek. Labai, ne kartais, save o labai reikia. Kitokiame vaidmenyje prieš teisėją. Taip, ne tik, kad prieš teisėją, jūs įsivaizduokit, tų advokatų šiai dienai yra tikrai labai daug Lietuvoje.
Ir kaip aš sakau, įsivaizduojam, kad mūsų profesija yra tokia, kad mes esam perkami. Tu turi atrodyti prestižiškai prieš klientą, nes klientas turi didelį pasirinkimą. Kodėl būtent išsirenka mane klientai? Dėl jūsų išvaizdos ar dėl jūsų? Aš manau, jie turi kriterijus tam tikrus. Ir visada, žinot, yra tokios įspūdis yra toksai, kaip yra sena gera patarlė. Žmogus sutinka pagal išvaizdą, palydi pagal protą. Tai būtent advokatui reikalingi šitie dalykai. Net nebijoju, žinokit, ir kažkaip noriu paklausti apskritai, kuris jūsų karjeros etapas, kaip minėjot, kaip prokurorės, teisėjas arba kaip advokatės, jums asmeniškai paliko didžiausią įspūdį ir kodėl? Aš manau, kad didžiausią įspūdį, tokią didžiausią meilę darbui aš jaučiu dirbdama advokatė. Aišku, dirbdama prokurorė man buvo įdomu, man buvo faina kaltinti žmonės, palaikyti valstybės kaltinimą. Bet kartais, suprantat, būdavo tokių situacijų, kad tu būni byloj, palaikai kaltinimą žmogui ir tu supranti, kad nepakanka įrodymų jį nuteisti. Tu vis tiek sakai kaltinamąją kalbą, prašai paskirti jam bausmę ir tu po to pasižiūri, žinai, kad žmogus taip tokia įrodymų 50% jisai gauna apkaltinamąjį nuosprendį. Kažkaip, taip truputėlį, kažkaip ir gaila to žmogaus būdavo, visokių tų situacijų. O tuo metu, kai aš dirbau prokurorė, tai tu tiesiog negalėdavai atsisakyti kaltinimų žmogui. Jeigu jau byla patenka į teismą su kaltinamąja išvada, tuo metu taip vadinosi, ne kaltinamasis aktas, bet kaltinamoji išvada, tu kaip ir privalėtum savo poziciją atlaikyti ir pasiekti to, kad tą žmogų būtinai pripažintų kaltu. Po to tiesiog aš padirbau tą prokurorę, galvoju, čia labai sunku būti teisėju, nes buvo ta tokia konkurencija. Galvoju, žinot, pas mane visada yra tokia, sakykime, charakterio savybė, kad aš noriu to, kas sunkiai pasiekia. Bet, galvoju, pabandysiu būti teisėja. Nuvažiavau į Teisingumo ministeriją, užpildžiau dokumentus, ten praėjau visus reikiamas atrankas, pasidariau teisėja, padirbau teisėja Trakuose. Kažkaip tuo metu Lietuvoje buvo labai mažai advokatų ir dar advokatų tarybos pirmininkų buvo Lipeika. Tai žodžiu, buvo labai mažai ir aš taip galvoju, vis tiek bylose dalyvauja advokatai, aš galvoju, aš teisėja, aš nagrinėju bylą, čia visi kalba, advokatas kalba, prokuroras kalba, aš einu rašyti nuosprendžio, jie nueina kavą gerti, ne? Galvoju, čia taip kažkaip. Kažkaip nesąžiningai. Ne, čia taip nesąžiningai. Galvoju, tikrai, aš tada gal pabandysiu patapti advokatu. Man pasisekė. Be abejo, po tokių pozicijų prokuroro ir teisėjo darbo, tai advokato darbas man metus laiko buvo toksai psichologiškai labai sunkus. Sakykime, ateini, tu pastirėja pagal pakvietimą, jie tau sako, sėdėk čia ir pasėdėk. Aš atsilaisvinsiu valandą, 2-2,5. Galvoju, vienur nueinu, kitur nueini į bylas, kitą kartą teisėjas tiesiog nekreipia dėmesio, ignoruoja ir taip toliau ir panašiai. Žinot, pas mane tas toks kvailas užsispyręs charakteris, galvoju, palaukit, vis tiek ateis toksai laikas, kad jūs čia su manim taip nesielgsit. Ir aš manau, kad dabar su manim taip nesielgia. Aš turiu iš tiesų, manau, kad esu vertinama kaip teisininkas, kaip advokatas ir jau kurį laiką neteko man sėdėti ir prie tyrėjo kabineto durų, ir prie prokurorų susitarus, kad atsakytų, tu valandą palauk, tu 2 palauk. Ir teisme kažkaip ta pagarba, galbūt, ir žmonės dabar teisėjai tokie kultūringi, bet šiai dienai aš manau, kad esu išsikovojusi savo statusą teisininkų visuomenėje ir tik tai viskas per tą charakterį. Bet ar galiu patikslinti, ar tai, kad jūs turėjote tos įvairialypės patirties, kaip sako, žinot, kai žmogus pakyla iki aukščiausios grandies vadovo, pradėdamas nuo pačios apačios, tai yra nuo to, žinot, picų gamintojo pavyzdys, tai jisai labiausiai išjaučia visas problemos pusės. Ar tai yra taikoma ir jums, nes jūs buvote visose kėdėse? Tai yra, jūs matot situaciją iš teisėjos pusės, iš prokurorės ir dabar kaip iš advokatės. Tai jūs matot visus galimus situacijos kampus ir
padeda jums tai, ar kartais kenkia? Nes, žinot, 3 velniukai sėdi ant pečių. Žinokit, aš manau, kad tai man labai padeda. Nes jeigu, sakykime, tu turi bylą, tu iš karto analizuoji iš kaltintojo pozicijos, galvoji, kiek šansų čia yra pas jį, kaip čia tas kaltinimas dėlioja savo įrodymus, po to žiūri, kaip tą situaciją gali vertinti teisėjas ir galiausiai tu žiūri kaip advokatas. Visą sumą sumarum sudedat. Išlysti, pakreipti į dešinę, į kairę arba per vidurį. Aš tai netgi būčiau teisininkas, sakyčiau, žinokit, jaunimas, tai mano patarimas, būkit visur ir tada būsit kiečiausia. Iš tiesų tai taip, iš tiesų tos praktikos reikia, nes pas mane dabar kolektyvas yra ir tų padėjėjų yra, ir advokatų turiu, tai aš jiems visada sakau, kad reikia gilintis visur. Ir kartais ateina jaunas žmogus, ieškodamas darbo, tai sako, aš žinote, specializuojasi šeimos teisė ir viskas. O pas mus kontoroje taip nesidaro. Koks tu teisininkas, jeigu tu nežinai kitų teisės šakų? Aš nesakau, kad reikia žinoti visas idealiai. Ten, sakykime, bet kad tu žinotum, kas tai yra civilinė teisė, administracinė teisė, baudžiamoji teisė. Čia yra privalu kiekvienam teisininkui. Čia yra privalu. Ir tas siauras ratas, kai, tikrai kartais sunku dalyvauti bylose su advokatu, kuris prieš tai buvęs prokuroras. Ne? Ir jisai eina į civilinės bylas, į civilinius santykius lenda. Sunku. Žinokit, sunku ir klausyti, ir situacija yra tokia. Galvoju, arba reikia labai daug skaityti, arba nereikia ten eit, kur tu nesupranti. Bet gerai, kai tu išmanai bent jau viską, bent jau po truputėlį ir kažkurioje srityje labiausiai. Taip. Tave mažiausiai šansų yra apsukti. Arba kažkur tai, kad tu praleisi kažką. Taip, nes, teisininkas, ypatingai advokatas. Galbūt, sakyčiau, teisėjui, dabar šiai dienai yra teisėjai nagrinėja administracinės baudžiamas bylas, civilinės bylas. Jiems yra paprasčiau. Jeigu tu taip savo gyvenime susidėliojas, kad tu visą gyvenimą būsi teisėjas, ir tu dirbi nagrinėdamas baudžiamasias bylas, tai bala nematė ten tos civilinės teisės, administracinės, tarptautinės teisės. Tikėtina, kad tau jos ir neprireiks. Tačiau advokatas, pas mus būna įvairių situacijų. Pas mus išsiplėtoja, pereina iš vienos teisenos į kitą, situacijos būna tokios. Vis tiek tu turi išmanyti. Gerai, aš paklausiu jūsų, jūs esate teisinėje sistemoje jau nuo 90-mečio, tai yra tikrai didelis, ilgas kelias praeitas savoje srityje. Kaip pasikeitė teisininko profesija nuo to laiko, kai buvo jūsų karjeros pradžia, iki dabartinių laikų, kai jūs mato tuos jaunus žmonės ir gal netgi savo konkurentus? Kaip pasilyginus atrodo? Anksčiau Suhamėjo. Dabar? Taip. Suhamėjo. Suhamėjo. Ir jums tas labai nepatinka. Man viskas patinka. Aš priimu viską, bet yra kaip yra. Aš iš tiesų dirbau teisiniai sistemoje praeitame amžiuje. Kaip mano dukra sako, mama, ką tu, akmens amžiui ten dirbai, žinai, ten viskas kitaip. Baisiau iš tikrųjų, tai čia viskas čia pat. Praeitame amžiuje buvo. Bet suprantat, buvo žmonės, kaip pasakyti, jeigu aš dirbu advokatu, jeigu aš dirbu teisėju, jeigu aš dirbu prokuroru, tai aš gerbiu ir kitą proceso dalyvį, ar ne? Aš jį gerbiu jo nuomonę, aš niekada pasakydamas savo, sakykime, tam tikrą nuomonę išreikšdamas, aš jos niekada nepakeisiu. Aš netgi ir gerbiu tą patį proceso dalyvį, kuris yra priešingoje barikadų pusėje, kaip aš sakau, kuris yra priešų pusėje. Taip galima kalbėti ir apie baudžiamąją bylą, ir apie civilinę bylą. Bet aš atstovaudamas kitą, sakykime, proceso šalį, aš gerbiu advokatą, kuris dalyvauja kitoje. Dabar suprantat, to chamizmo yra labai padaugėję. Tas, būna taip, iš tiesų jauni advokatai maždaug ateina į procesą, tu žinai, čia ką, aš čia labai protingas, aš čia labai... Dėl to, kad nežino jūsų dar, ar dėl to, kad jie iš esmės karta tokia? Palauk. Bet iš tiesų labai daug tenka susitikti to jaunimo, kuris tikėtina, netikėtina, bet būna taip, kad ir nemandagus būna iki tam tikro laiko. Man tos tokios, žinot,
teisininkas, aš visada galvoju, jisai turi būti inteligentiškas, toksai kultūringas, turi gerbti, na, sakykime, savo priešą, kaip aš juokais vadinu, tą asmenį, kuris atstovauja kitą proceso šalį, priešingą proceso šalį. Galiausiai ir prokuroras. Juk jisai turi gerbti advokatą. Mes abu esam kovojantis. Jisai kaltinimų pusėje, aš gynybos. Bet abudu mes ieškom tiesos. Nes prokuroras ne tik turi kaltinti, jisai turi nustatyti bent jau minimalę tą tiesą baudžiamajam procese. Taip kad ta pagarba tokia, ta kultūra, man žinokit, jos toka būna. Aš noriu biškį patampyti tą klausimą. Prisiminkit kokį vieną tokį aršiausią atvejį, kuris jums labai priminė tokį, žinot, chamišką teisininką, advokatą, kuris jums labai paliko įspūdį iš blogąją prasme. Blogąją prasme. Turėjau aš Vilniuje bylą, ar ne? Ateinu aš į procesą, čia mes turėjom Vilniaus apygardos teisme. Ateina jaunas advokatas, super balti marškinukai, juodas kostiumas, auksinės asas. Čia maždaug, čia jūs iš vis nekalbėkit, čia jūs, kalbat nesąmonės prieš procesą man. Čia jau, kai vyksta procesas. Prieš. Gerai prasideda procesas. Jisai čia su savo pasiūlymais, jisai atsakovo pusę atstovauja, čia tas ieškinys nepagristas, visa kita. Štai atsistoju, sakau, visų pirma, gal mes pradėkim nuo to, kad turėtume jausti pagarbą vienas kitam. Neįvardinsiu aš to advokato, bet aš jį prisiminsiu visada. Manau, kad dabar pažiūrėjau šitą podcastą ir jisai jūs labai gerai prisimins. Aš jau nenorėčiau atsirasti advokatų tarybos drausmės komisijoje, nors man žema rašyti skundus ir aš niekada nesu parašius ant kolegos skundo, bet pagazdinti kartais reikia, suprantat. Bet aš manau, kad jūs visiškai esate neteisus, kalbate tai, kas netitinka nei materialinės, nei procesinės teisės normų. Na, žodžiu, mes susikabinom ir rezumai išėjo tai, kad mes bylą laimėjom visiškai visose instancijose, o išdidus advokatas suskilusios geldas. Liko. Bet ta tokia kultūra, žinot, tugi negali žinoti, ką turi priešininkas, kaip tu mastai, tu jaunas, tos patirties, ta teismų praktika nėra vienoda. Sakykime, analogiškos bylos pasižiūri, ypatingai civilinėje teisėje gaunasi. Aukščiausio teismo sprendimas vienoje būna vienoks, kitoje būna kitoks. Na, labai sunku tiesiog atsirinkti ir tarp tos teismų praktikos išsianalizuoti ją ir galvoti, vat būtent tavo konkrečioje byloje, kas bus pritaikyta ir kaip. Bet esmė ne tame galiausia. Pralaimėjai bylą, laimėjai. Aš niekada nepasakysiu, kad aš laimiu visas bylas, kai va tenka man matyti socialiniuose tinkluose. Kai kurie kolegos teigia, kad aš visas bylas laimiu. Čia yra tokių, aišku, visi čia mes žinom, apie ką aš kalbu. Nėra. Taip nėra. Nėra nei vieno teisininko, advokato, kuris laimi visiškai visas bylas. Bet ar blogai, kad kažkas tai sako, kad jūs laimit visas bylas? Ne, taip nėra, žinot. Kurie jūsų legenda ir palaiko jūsų legendą? Taip nereikia sakyti, nes taip nėra. Na, žinot, tik tais jūs. Bet aš ir pasakau, neįmanoma visų laimėti. Kaip ir neįmanoma visų pralaimėti. Na, kai pasižiūri tam tikrus filmus, serialus apie teisininkus, tada supranti, kad gal yra tokių didvyrių, kurie sugeba laimėti, na, sakykime, taip 95% savo bylų. Aišku, aš biškelį šaržuoju, bet tikiu, kad tokių atvejų gyvenime yra. Kad daugelį, gerai, aš atsakysiu, žinot, filmuose, tai kaip tam anekdote, kai tu esi filme, tai tu nesi gyvenime. Visko pasitaiko, taip, yra didelės advokatų kontoros, ypatingai ir man teko susidurti, ypatingai su New Yorko teisininkais. Tai ten yra prestižinės, kurios privalo laimėti bylas, bet ir ten yra praloštų bylų, apie kurias niekas nekalba. Tai taip, kad kartais, žinot, būna taip, tu laimi didžiąją bylą, tai yra byla ta, kuri yra garsi visuomeniai ir tuomet apie tave visi kalba, kaip apie laimėjusį bylą advokatą ir panašiai, bet tos bylos, kurios būna praloštos, jos tiesiog pamirštos. Jos tiesiog pamirštos. Kažkas uzurpuoja visą dėmesį vieną didelę bylą. Tai vat, ir noriu pakalbėti apie jūsų darbo plačią patirtį. Tikrai esat turėję
ir emociškai sudėtingų, ir galbūt rezonansinių, tikrai įvairių bylų. Galbūt galit pasidalinti vieną, kuri jums paliko stipriausią įspūdį? Mhm. Stipriausią įspūdį man iš tiesų paliko tokia viena baudžiamoji byla, kuomet vyko plėšimas ir buvo užmuštas žmogus. Aš gyniau kaltinamuosius ir aš, žinot, visada su klientu bendrauju, kalbėdama apie tai, ko jūs norit iš manęs. Kokią mes dabar čia sukursim savo gynybinę strategiją ir kaip jums atrodo. Sakau, ta tiesa kartais net nebereikalinga advokatui. Aš esu advokatas, aš teikiu profesionalią teisinę pagalbą ir kartais man tos tikrosios tiesos net nebereikia žinoti. Aš klausiu kliento, ko jūs norit. Ir klientas sako, aš noriu, kad būčiau nekaltas, nes ten buvo 4 asmenys, kurie įvykdė tą nužudimą. Aš pasižiūrėjau, taip įrodymų, kaip čia pasakyti, sakau, žinot, jeigu taip objektyviai mąstant, tai įrodymų yra 50/50%, bet vis tiek bandom gintis. Aišku, mes gynėmės, ikiteisminis baigtas, perduota į Vilniaus apygardos teismą byla. Vilniaus apygardos teisme gavo mano klientas 16 metų už nužudimą, kiti ten gavo 14, 12 ir panašiai. Ir dabar po nuosprendžio man klientas sako, advokatė, tai kaip čia yra? Juk aš nekaltas. O gavo tiek. O gavau 16 metų. Sakau, nekaltas? Nekaltas. Gerai, tada parašom apeliacinį skundą ir mano klientas buvo išteisintas apeliaciniam teisme. Pagal tai, kokie ten buvo įrodymai, aš nepasakyčiau, kad jisai tikrai buvo nekaltas, bet jisai man sako, taigi matot, sako advokatė, taigi aš nekaltas, užtat ir išteisino. Ir aš visada šitoj byloje juokiuosi, galvot, aš taip gerai gyniau klientą, kad aš jį įtikinau, kad jisai nekaltas. Patį jį? Taip, aš jį patį sugebėjau įtikinti, kad jisai yra nekaltas. Mes gavom rezultatą. Gerai, o kaip jūs pati pasijaučia tokiais atvejais, kai, tarkim, galbūt iš tikrųjų pradžiai dėl įrodymų trūkumo, dėl nekaltumo prezumpcijos, dėl visų niuansų, jūs ginat žmogų be kažkokių įsitikinimų pirminių ir finaliai jūs sužinote, kad visgi tas žmogus galimai padarė nusikalstamą veiką ar kažkaip pažeidė teisę. Kaip jūs pati viduje su tuo susitvarkot su savimi? Kad gerai padariau darbą. Tiesiog. Kokybiškai atliko darbą. Iš tiesų suprantat, kaip yra. Pradžioj pradėjus dirbti, aš taip nemiegodavau naktimis, galvoju, čia vis tiek, čia reikia, bet su šitų klientų nepasisekė, kaip čia yra, ką čia daryti, gal aš kažko nepadariau, gal taip, gal panašiai. Ir paskui aš atsimenu, kaip dabar, gal man buvo kokie 35 metai, aš taip savo sakau, tai palauk, arba tu dirbi tą darbą, be emocijos, be tų visų, pergyvenimų, nemiegojimų naktim. Vienintelis dalykas, ką tu turi pasakyti pati savo, ar tu toj byloj padarėjai viską. Jeigu tu padarėjai kaip advokatas viską, reiškia emocijos negali būti. Laimėjai tu, reiškia gerai, kad laimėjai. Pralaimėjai, vadinasi, nebuvo galima nieko daugiau padaryti. Ir dabar, žinot, kaip aš susitvarkau, aš tiesiog dirbu savo darbą. Teisininkas, kaip ir gydytojas. Gydytojas irgi operuoja bet ką. Ar tai būtų žmogžudys, ar tai būtų prievartautojas, ar tai būtų dar kažkas. Bet jeigu žmogui reikalinga suteikti medicininę pagalbą, reikia atlikti operaciją, tai gydytojas ir operuoja. Bet žinot, kartais gydytojai, jeigu tu žinai, kad čia yra pavyzdys, paimkim hipotetinę situaciją, gydytojui ant stalo atsiduria potencialiai, menamai, galimai žmogų, kuris yra masinis žudikas, vaikų tvirkintojas, koks nors toks kraštutinis atvejis. Ir kartais esu įsitikinęs, kad daugeliu gydytojų sudreba ranka ties skalpeliu ir įvairių minčių gali kilti. Tai klausimas, aš tik tais preziumuoju, ar ne? Ar jums nėra tokių, žinot, irgi analoginių, vadinkim, minčių, kad gal visgi, gal ne? Nėra. Gydytojas yra davęs Hipokrato priesaiką, ne?
Nors man čia vienas gydytojas aiškina, o kas ta Hipokrato priesaika? Sakau, viskas. Jūs šventai Jinai tikite. duota, aš taip gydytojams pasakau. Advokatas irgi yra davęs priesaiką. Ginti žmogų. Ir mes jį privalom ginti. Emocija padarė tą, aną ar kitą. Tu turi bylą. Pas tave ateina žmogus, jisai prašo jį ginti. Ir tu tiesiog. Atlieka savo darbą. Taip. Ir tu privalai atlikti gerai savo darbą. Arba nesimti iš viso. Na, kiekvienas teisininkas turi pasirinkimą. Suprantat, na, kaip pasakyti, atsisakyti be priežasties irgi yra negerai. Juk tu esi advokatas. Advokatas tai yra toks, šita profesija talpina labai daug. Vat, taip buvo nuo senų senovės. Advokatas ir kunigas. Šventa. Gerą palyginimą patikėt teisininkams. Patikėkit. Išlaukit, advokatai irgi turi daug paslapčių savo klientų, apie kurias mes tiesiog užmirštam. Kartais ateina pas mane naujas klientas ir sako, bet žinot, aš jums viską pasakysiu, bet jūs nesakykit niekam. Aš sakau, žinot, aš turiu tokią savybę, kažkaip išgirstu ir užmirštu. Tiesiog. Bet jūs ir įpareigoja teisininko poziciją. Be abejo. Ir kunigo. Taip, mes turim ir advokatūros įstatymą. Okay. Ir etikos kodeksą mes daug ką turim. Gerai, aš noriu dar šiek tiek pagilinti mano klausimus. Esate atstovavusi įvairaus plauko žmonėms, kaltinamais įvairiais klausimais ir turėjot savo patirtį ir žmonių siejamais su nusikalstamom grupuotėm, pavyzdžiui, kamuoliniai, agurkiniai ir panašiai. Kaip jums atrodo advokato darbas tokiose rezonansinėse bylose, kai, tokias bylas stebi ne tik teismas, bet ir visuomenė? Kai nuosprendį priima visuomenė, jūs to norėjot pas mane paklausti? Ir to, bet kaip jūsų darbas atrodo, nes matot, jūs vertina visi. Ypač jeigu tai yra tikrai labai skambi byla, tai jūs vertina labiausiai galbūt visuomenė iš tos informacijos, iš to turinio, kurį gauna iš žiniasklaidos, iš teisėsaugos atstovų ir panašiai. Tai kaip jūs tame verdat, kaip jūs laikotės ir kaip jūsų darbas atrodo tokiais atvejais? Turiu įdomią patirtį, žinot. Aš turėjau tokį pavadinimą žiniasklaidoje ir buvo ir straipsniai, mane vadino banditų advokatė. Nu ką, banditų tai banditų. Man jie visi žmonės ir iš tiesų kaip vertinu. Nevertinu niekaip. Aš tiesiog dirbu savo darbą, taip, tas darbas yra labai sudėtingas. Tokiose garsiose bylose, aš galiausiai ir daktaro bylose, sūnaus dalyvavus bylose, kuomet buvo žmonės gavę iki gyvos galvos, kuomet prokuroras nualpo, kai buvo pažadėjęs vienam iš organizuoto susivienimo asmenų, kad jeigu tu duosi parodymus, ten buvo 6 lavonai toje byloje, o asmuo, kuris, sakykime, buvo kaltinamas iš tų, kuris buvo pagrindinai atliko tam tikrus veiksmus nužudant asmenis, jisai buvo nepaprastai stiprus, geležiniu žmogum, jisai buvo pramintas, nors ir pavardė ten buvo tokia atitinkama. Tai žinot, atlydėdavo tą žmogų su automatais, ginkluota apsauga ir aš gyniau, aš tiesiog gyniau, dar eidavau į susitikimą, tuo metu vykdavo susitikimai Lukiškių kalėjime, jisai buvo laikomas Lukiškių kalėjime. Ir suprantat, aš ateinu tokia, moteris, sakykime. Tokia gležna, tokia iš išorės. Man prižiūrėtojas sako, o jums gal apsaugos reikia? Čia. Ne, sakau, man viskas gerai. Ateina žmogus, kuris mane tik pačiupautų ir tikriausiai net nesuspėčiau nei garso išleisti. Nes, sakykime, toj byloj buvo eksperto išvada tyriant žmogaus lavoną, kad reiškia jisai nužudytas nulaužiant sprandą, tačiau neįtikėtina, kad tai galėtų atlikti žmogus, nes buvo tokia stipri jėga panaudota. Tai įsivaizduokit, kokio stiprumo buvo tas žmogus. Tai aišku buvo tarnavęs specdaliniuose, tuometiniam Leningrade. Tai ir tokiose bylose teko dalyvauti ir daktaro sūnaus byloje teko dalyvauti. Dalyvavau aš tose bylose, aišku, buvo labai sunku dirbti,
Nes Emociškai. emociškai. Ar dėl to spaudimo iš visuomenės? Dėl spaudimo. Tiesiog dėl spaudimo iš žiniasklaidos. Nes žiniasklaida labai daug rašo tose bylose. Ir teisėjai bijo, tiesiog, žinot, kartais būna taip, kaltinamasis raštas, kaltinamasis aktas, copy-paste, nuosprendis. Ir viskas. Bet aš savo ramiai galiu gyventi toliau, ne? O advokatui, kaip tu dabar pasakysi klientui, trūksta įrodymų. Bet nuosprendis apkaltinamasis tai yra. Jis turi tverstis per galvą, kad kažką tai padaryti. Ir žygiuoji toliau, jo. Tai irgi turėjo tokią bylą su narkotikais Šiauliuose. Tokios labai aštrios sistemos. Aštrios. Nepaprasto, žinot, nesantokos išardymas. Aštrios mano temos tokios įdomios. Prantat, turėjau tokią pakankamai sudėtingą bylą, mes ten labai ilgai bylinėjomės, ten vieną asmenį atleido nuo atsakomybės, ten, žodžiu, ir buvo rasta narkotinės medžiagos automobilyje dėtuvėje įkištos. Čia tam bardačiokė vadinama. Bardačiokė vadinama, jo. Sulaikymo metu rado vieną ten tą, sakykime, paketą narkotinių medžiagų. Po mėnesio atlieka policija kratą, nežinant įtariamiesiems, susirenka tiesiog policijos pareigūnai, ištraukia dar vieną paketą ir mes sakom, baikit, nei tas vienas paketas, nei tas kitas paketas nėra mano kliento. Kodėl jūs jį kaltinat? Viskas tvarkoj. Bylą išnagrinėjo Šiaulių apygardos teismas. Iki teisminio tyrimo metu, o ir teisme paaiškėjo, kad ant to antrojo paketo yra policijos pareigūno pirštų pėdsakai. Ir mano klientą pripažįsta kaltu ir nuteisė 10 metų. Kreipėmės į apeliacinį teismą, kuris turėtų įžiūrėti bylą objektyviai. Patikėkit. Viskas gerai. Čia irgi tas paketas yra inkriminuojamas mano ginamajam, nors policininkų pirštų antspaudai. Mano klientas nematė, nei kada išimtas paketas. Automobilis buvo policininkų žinioje. Aukščiausias teismas lygiai tą patį padaro. Čia teisingumas. Aš iki dabar negaliu atsigauti. O kaip baigėsi, sakyti, šitą bylą? Taip ir liko. Žmogus gavo 10 metų. Už policiją. Gal kokį 4 metai atgal. Tai ne taip ir seniai. Ne taip ir seniai. Čia iš rezonansinių. Ir buvo straipsniai, ir Lietuvos ryte. Tai buvo. Ir kaip tada tu žiūri į teisingumą? Kaip tu gali klientui paaiškinti? Klientas sako, advokatė, nekreipkite dėmesio, jūs čia, žinai, nesinervuokit. Čia jisai man taip sako. Prantat, sakau, čia aš nesinervuoju. Aš niekada nesinervuoju, nes aš neturiu nervų. Bet tik tai šiaip žiūrint, supranti, tai yra žiauriai neteisinga. Žiauriai neteisinga. O gal čia toks sąmoningas, nesąmoningas susidorojimas su, galbūt iš teisės saugos pusės, galbūt jie žino kažką tai, ko nežino kažkas, galbūt tam tikrai kiti povandeniniai dalykai. Aš pasakyčiau taip. Iš tiesų pas mus ta povandeninė srovė policija yra labai stiprus dalykas. Jeigu policininkai renka medžiagą apie asmenį ir vis niekaip nepavyksta įrodyti, nepavyksta jo pagauti, pasodinti, tai paskui prasideda tokie dalykai ir žmogus sėdi. Tai, čia tokių bylų, žinot, kartais, bet aš visada ir teisme sakau, suprantat, geriau išteisinti kaltą, negu nuteisti nekaltą. Teisingumas yra tame, bet kaltas žmogus, kad išteisintas, žinot, kaip kitą kartą būna. Aš irgi turėjau dar vieną tokį asmenį, kur išteisino, paleido iš teismo salės. Įsivaizduoja atlikimo ironiją. Taip atsitiko, kad jisai po mėnesio nuskendo. Tai čia gyvenime tai būna nelaimingas atsitikimas. Manot, kad tai galėjo būti iš tikrųjų nelaimingas? Aš manau, kad taip. Žinot, gyvenime būna tokie dalykai, kaip jūs sakot, karma. Už gerą geru, už blogą blogu. Bet žinot, jūs iš tikrųjų gerai labai, man asmeniškai labai surezonavo tas momentas, kad iš tikrųjų, kiek pasaulyje, Lietuvoje, nežinau procentų, bet yra tikrai nemažas procentas žmonių, kurie įkalinti už vienokias, kitokias veikas, kur jie neturėjo nieko bendro su tuo. Tiesiog aplinkybės, galbūt kažkokie įrodymai, galbūt sutapimai ir panašiai. Tai dėl to yra teisėsaugas
ta temidija kartais nepasuka savo svarstyklių sąmoningai, kartais galbūt ir nesąmoningai į neteisingą pusę. Tas yra man asmeniškai kaip piliečiui be galo apmaudu. Žinot, o man kaip advokatui milijoną kartų apmaudžiau. Todėl, kad tu sėdi kartais, žinot, teisme, pasižiūri į teisėją, aš gal būsiu nelabai kultūringa. Pagalvoju, ir saldofonas. Koks saldo? Fonas. Nežinau šitą žodžio reikšmės. Patikslinkit. Pasitikslinkit. Saldofonas. Jo, taip. Nes aš pagalvoju, žinai, o jeigu tavo vaikas būtų tokioje situacijoje, ką tu darytum? Ir man buvo tokių situacijų. Tas didysis teisėjų skandalas. Aš irgi ten ginu eksteisėją ir vis tiek mes visi bendraujam. Iš tiesų tai labai protingi žmonės buvo atleisti iš pareigų, pareikšti įtarimai, bet tai teisės prasme tai iš tiesų buvo labai protingi žmonės ir mąstantis. Man vienas teisėjas sako, supranti? Bet aš dabar pagalvoju, kokį mes durni buvom, kaip nagrinėjom bylas, nekreipdavom dėmesio į tokius dalykus. O dabar žinai, kaip man, aš rašau skundus ir niekas nekreipia dėmesio. Nei apeliacinis, nei aukščiausias teismas. Tai ir vėl grįžtam prie tos pačios karmos. Tai suprantat, visų pirma, ar tu teisėjas, ar tu prokuroras, ar tu tyrėjas, ar tu eilinis policininkas, pirmiausia, tu būk žmogus. Būk žmogus, aš nesakau, kad tu ten kažkaip, žinai, išsukinėk tą asmenį, kad jisai būtų nepripažintas kaltu ir taip toliau ir panašiai. Nereikia. Bet tu bent jau sugebėk pasižiūrėti tą bylą labai įdėmiai. Taip giliau. Labai įdėmiai išanalizuok. Nes dabar, pavyzdžiui, aš irgi vyksta rezonansinė byla Vilniaus apygardos teisme dėl asmenų, kurie nesiskiepijo ir gavo fiktyvius pasus. COVID-19. Aš galvoju, kad jau primiršta šitą temą. Primiršta. Ar jinai dar tęsiasi? Jinai dar tęsiasi. Okay. Nors šiai dienai, kaip ir, sakykime, COVID-19 pasų nėra. Skiepijimosi pažymėjimų nėra. Reiškia, pasikeitė aplinkybės, ir Konstitucinis teismas nagrinėjo šitą dalyką. Ir pasikeitus aplinkybėms visi ikiteisminiai tyrimai turėjo būti nutraukti. Tuo labiau, kad teisiamųjų suolė iš esmės randasi nekalti žmonės, neteisti žmonės, tie, kurie gynė savo įsitikinimus. Ir buvo įsitikinę, kad skiepas jiems yra blogis. Ir kažkokiais tai būdais vieni galbūt pateko, bet į tą karuselę ir kažkokiu būdu, kad ir pasiskiepė, atsidūrė teisiamųjų suolė, kiti nesiskiepijų, bet, sakykime, kažkokiu būdu gavo tuos pažymėjimus. Bet tai iš esmės išnykus tam, sakykime, dokumentui, kuris jau nebe dokumentas, jeigu teisingai būtų, jeigu būtų teisinė valstybė, turėjo nutraukti ikiteisminius tyrimus ir pabaigti. Bet jie dar eina. Eina, žmonės laukia bausmės. Tai ir vėlgi, teisė kartais galbūt, ir žmogaus gyvenimas. Kartais gal trūksta tiesiog paprastos logikos, to racionalaus sprendimo. Kartais gali būti, kad teisė vadovaujasi teisiniais dokumentais, reglamentais ir visais įstatymais, bet ne logika. Bet kartais. Suprantat, bet čia šiai dienai veikai praradus pavojingumą byla turi būti nutraukta. Tai yra materialinės ir procesinės teisės normos, baudžiamojo proceso kodeksas, baudžiamasis kodeksas. Kodėl niekas į tai nežiūri ir tiesiog aš galbūt pasakyčiau taip labai paprastai, kankina žmonės. Taip. Nes tie žmonės, kurie dabar randasi kaltinamųjų suolė, jie emociškai išgyvena žiauriai. Tai Labai, žinokit, norėčiau ir toliau pratęsti, bet laikas mus labai spaudžia ir aš dar, žinokit, turiu tikrai įdomių klausimų, norėčiau pratęsti. Aš žinau, kad jūsų patirtis yra tokia plati, kad netgi vieną kartą turėjote tokį įvykį, kai jūsų ofise, kontoroje ofise, buvo du žmonės, kurie vienu metu nukreipė ginklus vienas į kitą. Taip? Temidį. Profesionalūs teisininkai, dirbtinis intelektas, teismų praktika. Buvo. Ir tai buvo tai, kad aš gyniau vieną nusikalstamą grupuotę, asmenis priklausančius jai ir kitą. Ir aišku, buvo paskirtas vizitas vienam klientui. Akistata praktiškai gavosi. Buvo paskirtas vizitas vienam klientui, kuris atėjo su
lydinčiais asmenimis, apsauginiais, aišku, šiai dienai tas klientas atlieka ilgą laisvės atėmimo bausmę. Kiek? Iki amžinybės. O. Ir po to anksčiau paskirto laiko atėjo kitas klientas. Ir įsivaizduokit, aš atsisveikinu su savo klientu iš savo kabineto. Jisai išeina ir girdžiu savo sekretorės klyksmą. Advokatė! Pas mane buvo tokia mergaitė, labai graži, blondinė, ilgais plaukais. Blondinė. Aš išeinu, žiūriu, vienas į kitą nukreipė ginklus, rimti dalykai, atsistoju per vidurį, sakau, žiūrėkit. Tarsi jūs atsistojate į centrą tarp jų. Taip. O šalia dar ir tie apsauginiai yra. Taip. Kiek ten žmonių tuo metu buvo? Buvo tie 2, 3, 6. 6 žmonės. Taip. O kiti buvo su ginklais? Taip, visi su ginklais. Ir visi vieni kitus, kaip filmuose, nutaikė ginklus vieni kitus? Taip. Mano sekretorė klykia, šone, aš centre sakau, žiūrėkit, atidarau duris ir jūs visi einat už durų. Lauk. O 3 kartus vienas kitą nusišaunat, bet tik tai ne mano kontorą. Ir jie visi išėjo. Bet vieną jūs gynėt, o kitas buvo... Kitas irgi mano klientas. Jie abudu mano klientai. Skirtingose bylose. Tiesiog problema, jie buvo probleminiai, mano nesutarė. Klientai. Bet žinot, kaip nusikalstamos grupuotės tarpusavį kariauja. Ir tuo metu kaip tik buvo vieni nušauti, kiti nušauti. Jie negalėjo būti kartu vienoje vietoje. Tiesiog per anksti atėjo. Aš nebuvo taip, tarsi, aš galiu įsivaizduoti jūs kaip teisininkė, bet aš galiu įsivaizduoti jūs kaip moterį, aš ne kuri moteris. Pamato, jūs moteris. Darbe ne. Darbe jūs šalto kraujo teisininkė. Advokatė. Aš žinot, kaip aš sakau, aš darbe esu nei vyras, nei moteris. Tai jūs įsivaizduokit, pas mane buvo atvejis, dar kai aš dirbau prokuratūroje, ne? Mes nuvažiuojam su dukra, su vyru, į draugų šventę man paskambina policininkai, sako, žiūrėkit, prokurorė, yra pas mus įvykis, turim lavoną. Gerai, sakau, atvažiuokit mane pasiimti. O jūs šventėje? Taip, su tokiu voronoku, važiuoja, aš įlipu, viskas gerai, aš kaip visada su kablais, basutės ant kablų, atsistoju ant tokio kalno ir sakau, kur tas lavonas, va, ten, sako, apačioj, pasikoręs, vasara karšta. Aš paeit, žinot, slydau, mano taip kulnai paslydo, aš taip slysdama stvėriausi už pileko, kas man prieš akis, ir į glėbį su tuo savaitės papuvusių lavoniukų, galva atsikabino, o aš taip ir nuvažiavau nuo kalniuko su juo. Jūs žemyn atsigulėt, aš va taip, su tuo lavonu, kadangi aš grėbiausi už bileko ir nusistvėriau. Tai čia toks yra gyvenimas. Grįžtu namo, kvapas geras. Mano dukra sako, Dovilė vyresnioji, mama sako, kas čia tau buvo? Atsakau, biški su lavonu, žinai, čia. Sako, žinai, mes abidvi stiprios, nes tėtė mūsų tai lavonų bijo. Bet jūs lydi ne tik tais ir temos tos įdomios bylų, bet ir gyvenimas. Tie gyvenimo įvykiai. Taip, bylų. Taip. Arba po to turėjau lavoną, kurį išplukdė upė. Jisai buvo gal 5 metų ieškomas irgi, kadangi tuo metu prokurorai važiuodavo į lavonus, į žaginimus, nužudymus. Irgi atvažiuoju, policininkas kartu su manim, bet toks, sakykime, pavalgęs. Nepavalgęs toks. Tambokas seniau nebuvo reikalavimo, kad policininkai būtų sportuojantys, atletiški ir taip toliau. Su tatuiruotėm irgi nebuvo. Tai va. Ir mes nueinam, dabar tas lavonas guli ir toks jau biški pavarškėjęs, nes lavonas kaip vanduo, karštis. Jis pučiasi iš esmės labiau. Mes gal taip vadinam teisiškai suvarškėjęs lavonas būna. Tu jiem ir sulenda, žinot, pirštai. Ir vat kaip tik tuo pačiu metu, nei tų pirštinių kažkas neturėjo. Aš jau bijau, galvoju, ką jūs pasakysiu toliau. Suprantat, paimti pariniai, kurie atlikinėja paras į pakelt kelią ir rankos atsiskiria, viskas. Jau pamatė tikriausiai dubens kaulus. Suprantat, pamatė policininkas, buvo tas policininkas, buvo. Aš atsisuku, policininko nėra. Storas, stambus. Žiūriu ant kalno. Jisai nepaeina, jam su širdim blogai, kaip jisai atsidūrė ant to kalno. Taip va.
Po to, po kiek laiko jau ten mes susikrovėm tą lavoną, viskas gerai. Tai ateina pas mane, sakau, žiūrėkit, tai kaip čia suprast, jūs žiūrėkit, prokurorė, jūs jau man nieko nesakykit, aš pats nejaučiau, kaip ant to kalno užbėg. Eina savo. Nu, žinot, vaizdas vemdamas prie to. Vyras silpniau priėmė situaciją, negu jūs, būdama moteris teisininkė. Aš suprantu, žiūriu į viską, nu, aš tada buvau prokurorė. Yra kaip yra. Tai ir dabar, bet jūs vis tiek negalit peržengti to fakto, kad jūs esate moteris. Aš nenoriu nieko prieš pasakyti prieš faktą, bet moteris biologiškai yra, na, sakyčiau, labiau jautri. Aštriem dalykam, žinot, smurto dalykam. Na, emociškai yra be galo sudėtinga atsispirti. Va, kaip sakot, vyrai ne kiekvieni atsispyrė tokiam dalykam ir ištveria. Kaip jūs sugebėjote, aš nelabai įsivaizduoju. Tiesiog. Kaip aš sakau, aš visada gyvenime vadovaujuosi tokiu principu, yra kaip yra. Jei šį dieną yra lavonas, jisai suvarškėjęs ir reikia paimti ir išvežti į lavoninę. O ką daryti? Nu, nusikabinai tu ten tą pakaruoklį, tai tavo problemos, jeigu nežiūri, kur tu rankas keli, ar ne? Visi spręs. Gerai, ar po visokių tokių atvejų gyvenime, ar jaučiat šiai dienai grėsmę, dirbdama tokį darbą, ypač kai tikrai perėjot daug įvairių aštrių temų, aštrių bylų, žmonių ir panašiai? Suprantat, aš negalvočiau, kad aš jausčiau grėsmę, bet paskutinis įvykis. Aš ginu kaltinamai, kuris nužudė savo žmoną ir ten jos... Čia gali būti gal tas atvejis, kur prieš metus du, kur prie Naujamiestį, kur mašinai nušovė. Čia Kaune. Čia įvykis Kaune ir šiuo metu vyksta procesas teisme. Suprantat, tos nužudytosios moters labai įdomus tėtis ir dėdė. Kas toks? Tėtis ir dėdė. Tėvas ir dėdė. Ir jie man, suprantat, atsiunčia mano klientai, mano kliento tėvais, pasižiūrėkit socialiniuose tinkluose, kokį grasinimą jums vyksta. Žodžiu, aš matau, kad mano nuotrauka iš laikraščių, iš straipsnių iškirpta, paimta ir subadyta pagaliais. Ten širdis perdurta ir taip toliau ir panašiai. Ir ten šitaip, kad čia ją reikia, gal kas galit, sutvarkyt, patvarkyt, padėti vietą ir taip toliau ir panašiai. Nu, aš kažkaip pasižiūrėjau, aš niekada tai nesureikšminu tokių dalykų. Suprantat, nu, už kiekvieno žmogaus veiksmus tu neatsakysi. Bet pasikalbėjom su pažįstamom, ten prokuroras vienas sako, nu, žinai, sako, tu nekvailiok, tu ilgai dirbi, ilgai sėdi kontorai, vėlai išeini, gal tu parašyk skundą. Į prokuratūrą aš parašiau, aišku, buvo atsisakyta pradėti iki teisminį tyrimą. Dabar kažkaip ateina pas mane, gal praeitą savaitę klientė ir sako, advokatė, jūs matėt laidą, TV pagalba, atrodo, apie bylą? Ne, sakau, aš nemačiau. Šiaip tai aš sakau, žinot, dovanokit, bet nelabai kada turiu žiūrėti to televizijos. Vienas sako, tai jūs gal atsisukit ir pasižiūrėkit. Ten va tas klientas rodė jūsų tą nuotrauką subadytą tais pagaliais ir sako, čia kaip vudu. Jinai blogis, koks gali būti, nes jinai gina žmogžudį. Ir tu kaip vudu, reiškia, subadai ne kokiais pagaliais, bet ten tais mediniais pagaliukais, tai tu žmogui linki nelaimės ir tu prišauki ir jo tėvai to mano kliento subadyti. Aš paskui žiūriu tą laidą ir ten žurnalistė sako, tai palaukit, tai ką jums ta advokatė padarė? Nu, tai gerai, sako, gal vieną pagalį iš jo širdies ištrauksiu. Tai vat ta prasme, niekaip nesusijęs žmogus su jumis, o jisai tiesiog gal medijos įtakos fone bando kažkaip tarsi atsilyginti morališkai jums. Užtat, kad aš sociumo balsas. Taip, įsivaizduokit. Nu tai, va tokių situacijų, dar aš čia turėjau tokią irgi įdomią situaciją, gyniau tokį ginamai, kuris tikrai ilgokai praleidęs kalėjime, ten, nu tokį, va, užpuola prižiūrėtojus kalėjimo ir panašiai. Bet kadangi jo motina sudarė sutartį jį ginti, nu tai aš galvoju, čia viskas yra gerai. Nuvažiuoju šį kalėjimą, jisai atlikinėja bausmę. Ir aš taip pasakau, aš pas tokį ir tokį asmenį atvažiuoju prižiūrėti mane. Kas nors negerai pas mane čia? Ne, sako, viskas gerai. O jūs kaip, jūs čia būsit su mumis kartu? Nesupratau, sakau.
Tai žiūrėkit, advokatė, mes jį atvedam, pasilieka kartu prižiūrėtojai. Ką, juokaujat? BPK yra numatyta, kad advokatas bendrauja su klientu 1:1, ar ne? Advokatė sako, jūs tikrai įsitikinus? Aš sakau, tai kas čia tokio? Ir suprantat, ir atveda man tą klientą, žiūri tokį didelį kabinetą, nes ten kalėjime tie kabinetai nedideli, stiklinė siena. Nu, aš galvoju, taip, aš dar kartą išeinu prižiūrėtojams, sakau, žiūrėkit, jums čia zoologijos sodas ar kas, ką jūs čia dabar išdirbinėjat? Gerai, sako, mes čia nežiūrim, jūs eikit, dirbkit, nu ir ką, aš kalbu su klientu. Ir man sako, meilė visa gali ir opa mane įglėbė, aš tik tai, palaukit, kas čia yra, o jisai, taip suprantat, ir tuo metu įlėkė prižiūrėtojai. Man tik tai, opa už kojos, aš taip tik tai, palaukit, vat, nu, pasimečiau, suprantat. Ir jums gali po to. Ir dabar sako, jūs kaip sako, prižiūrėtojai rašysit, nu vis tiek čia toks kaip ir pasikeisinimas, kai jūs ką juokauja, čia yra mano klientas. Bet galėjo ir kitaip traktuoti, traktuoti, kad jūs sieja kažkas, tai ne šiaip. Ne, jie jį žinojo, pasirodo. Jisai, suprantat, pamato moterį, tiek metų nematęs ir ten jau visi kiti reikalai prasideda. Tai jie ir sako, mes advokatė, mes negalėjom jums pasakyti, kad jums gresia realus pavojus, nes palauk su juo nėra. Tai taip ir su prižiūrėtojom turi, tai žiūrėk, kokį strypą čia į rankovę įsikišęs, tai dar kažką. Na, aišku, aš nepasimokiau. Bet jūs gynėt šitą žmogų. Aš gyniau, jį viskas buvo. Tai jis negalėtų morališkai jūs. Ir aš taip galvoju. Nebent tik žinot, na, meilė, tai meilė, tai koks čia kenkimas. Meilė ir kalėjime meilė. Meilė ir kalėjime meilė. Suprantat, gerai, priėmė nuosprendį pirmos instancijos teismas, aš vis tiek jį pervežė į tardymo izoliatorių, kaip čia neseniai taip vadinosi. Aš vis tiek pasinueinu, galvoju, žmogus, dar ten viena byla yra. Aš vis tiek turiu pasikalbėti, jau savo nei padėjėjų, nei tų jaunų advokačių neleidžiu. Nueinu pati, kadangi tardymo izoliatoriaus prižiūrėtojai nežinojo, kas ten vyksta, aš atėjau, vėlgi mes šnekam ir jisai jau ne tik atšnekėtis, bet jisai mane rimtai, taip sakant, įglėbė ir vėl už kojos, aš net nepajaučiau, kas čia daros. Aš žinokit, bet tada nepajaučiau, kaip įskridau iš tos kameros. Nepajaučiau. Išbėgau ir po to gal atsistoju iš kokių 4 metrų. Ir sakau, prižiūrėtam, žinokit, viskas. Mes pabaigėm, jūs jį išveskit, jau čia dabar viskas. Kartai, žinot, pirmo signalo neužtenka, kad reikėtų antro bakstelėjimo. Bet tada, kai jūs sakot, nebijai, aš tada, tai žinokit, taip kažkaip trupučiuką ir įsigandau. Ar tiesiog pasijautėt nepatogiai? Na, galvoju, kad ir įsigandau. Jis yra stiprus, aš fizinė jėga, nesakyčiau, kad esu stipri, aš nelabai aš čia tokia. Ir man buvo nepatogu. Po to, po kiek laiko aš jau prižiūrėtam nesakiau, bet atėjau kitą dieną, jie man sako, advokatė, kas jums ten buvo? Sakau, kas buvo, kas? Vos neturėjote žaginimo pas save kalėjime. Sakau, kodėl jūs nespaudėte tų pavojaus mygtukų? Žiūrėkit, ir vėl tas. Jūs turite kažkokį mygtuką? Yra visada kalėjime pavojaus mygtukas susitikimo. Ne. Susitikimo kamerose yra, prie sienos jisai yra, visada yra. Bet jūs, tarkim, jūs kalbat su savo, aš matot, nežinau, nei kaip ten viskas vyksta, nei kur ten ir važiuoja. Stalas, taip kaip su jumis. Taip. Aš sėdžiu prie stalo, čia siena, o čia mano ginamasis. Ir aš bet kuriuo atveju galiu paspausti tą mygtuką. Ant stalo, po stalu. Sienai. Taip. Kad būtų patogu iš tikrųjų. Bet jūs suprantat ir vėl, aš esu advokatas. Aš jiems dar vieną bylą uždėsiu. Kažkaip. Daugiau aš pasinėjau, paskambinau jo mamai ir pasakiau, atsiprašau labai, bet mūsų interesai gynybos srityje skiriasi. Dėl ko, kad mamai nebūtų žinot, mamai tai yra skaudu, jos sūnus. Labiau, kai jinai moteris. Taip, jos sūnus yra. Ir žinot, sakys, išsigalvoja dar kažką. Ką man to reikia? Tiesiog. Aušra, ar jūsų viešumas, tas populiarumas savoje srityje su tom teigiamom ir neigiamom visom pasiekmėm, kiek tai daro įtaką jūsų autoritetui teismo salėje? Aš manau, kad daug. Kiek? Kaip? Aš vis tiek esu, manau taip, kaip advokatas esu žinomas. Iš tiesų,
Mane rodo ir per televiziją, esu ir socialiniuose tinkluose. Jo, aš noriu pasakyti, ar tai įtakoja priešingos pusės sprendimus? Aš manau, kad kartais tikrai taip. Jūsų charizma, jūsų įdirbis. Kartais būna taip, svoris. suprantat, ateini su klientu, ypatingai čia jau civilinėse bylose, čia jau švelnios bylos. Žiūri, priešinga pusė sudaro taikos sutartis, susimedijuojam. Ir man klientai sako, kaip čia dabar va taip va iš karto pasikeitė nuomonės, visą kitą. Čia tikriausiai galbūt dėl to, kad mes jūs pasiėmėm. Sakau, žinokit, nežinau, bet tik tai džiaugtis reikia. Aš manau, žinokit, kad būna va tokių situacijų, kad tiesiog pamato žmogus, kad, neverta bylinėtis. Jau ko gero protingiau tartis taikiai. Nes jau tikėtina vis tiek pralaimėsim. Čia kaip yra prekinis ženklas kompanijos, ne? Kai jau pasakai prekinį ženklą ir tada, brolyti, ačiū, raktelė ant stalo. Ir... Aš manau, žinokit, kad būna tokių situacijų. Ne visada, bet pasitaiko. Kartais kovojam, kartais aš pralošiu, kartais laimi priešininkai. Kiek va tokių atvejų būna, kaip tik pradėjau vieną tokį kino filmą su žinomu pasaulyje žinomiausiu mišrių kovų sportininku, kuris nusifilmavo filme ir, žodžiu, buvo jo oponentas, kuris vaidino pagrindinį vaidmenį. Ir buvo pirmas epizodas filme, kur vyksta kažkokia tai nelegali kova, tuose lažybose ir vienas kovotojas, kuris turėjo kovoti su šiuo žmogum, tiesiog pamatė, su kuo jis kovos tuo metu. Ir jis iš karto pakėlė rankas, pradėjo keiktis, bėgioti, sakyti ten savo lažybų, ten tiem statytojams, sorry, aš su juo nekovosiu, ačiū, viskas. Na ir tas tiesiog susitvarkė rankas, nusibintavo ir jam pinigus padavė ir gausi kova be kovos. Įvertino priešininką. Įvertino. Čia yra labai geras dalykas. Prieš pastatė prieš faktą. Nes niekad nežinai. Taip, o gal pasiseks. O gal. Bet kitą kartą, žinokit, geriau bloga taika negu geras karas. Supratau. Mes jau artėjame iš tikrųjų prie pabaigos, bet norėčiau dar porą klausimų jums užduoti. Kaip susitvarkote su spaudimu, kai bylą stebi ne tik teismas, bet ir visuomenė? O tas spaudimas, žinot, kai jūs gali įtakoti nuomonę apie jūs prieš draugus, artimus žmonės, prieš šeimą, tiek medija, tiek visuomenės veikėjai, tiek teisėsauga, televizija ir visa kita. Kaip jūs tvarkote su tuo spaudimu? Patikėkit, kiek tokių situacijų buvo. Kartais būna taip, mano ypatingai vyresnioji dukra su vyru bando man sakyti, žinai, tu čia taip gal taip nedaryk, bet mano nuomonė visada tokia. Aš niekada neturiu problemų ir jų neturėsiu. Pas mane namuose niekada jokių problemų nėra. Ir jau kaip aš norėsiu, taip aš ir padarysiu. Aš visada susitvarkau taip, kad ginčiau savo klientą. Be abejo, galbūt ta visuomenės nuomonė, jinai, tokia yra, kartais ir ta visuomenė sureaguoja neadekvačiai, sakykime, ypatingai komentaruose ten, kai būna, kai straipsniai būna, socialiniai erdvėjai, kai pasitaiko. Bet mano mažoji dukra Deimantė pasakė, sako, mama, žiūrėk, dar pačioj pradžioje, kaip aš tos komentarus kartais paskaitydavau. Sako, žinai, durni rašo, dar durnesni skaito. Tai taip, kad aš dabar tiesiog neturiu laiko, kada skaityti neigiamos nuomonės, komentarų. Straipsnius paskaitau, pagalvoju, ar viską aš padariau tinkamai. Jeigu viską aš padariau gerai, tai aš taip pagalvoju, jūs rašykit, ką jūs norite. Tiesa yra tokia, aš esu advokatas, aš ginsiu savo klientą. Be abejo, man yra pikta, kad spaudžiant, sakykime, spaudai, spaudžiant straipsniams būna priimti tikrai netinkami procesiniai sprendimai. Aš, pavyzdžiui, pakeičia šiek tiek labai pakeičia. Žinokit, aš niekaip negaliu užmiršti Pūko bylos. Ne? Pūko. Seimo nario. Aš nežinau, ar jūs apie jį girdėjot, bet čia spauda prieš 6-7 metus, palaukit, maždaug taip buvo, kai buvo tas priekabiavimas prie savo padėjėjų, buvo konstitucinis teismas. Tai žinot, buvo ir apygardos teismas, pirmojo instancijų jisai buvo išteisintas, bet po to matomai spaudžiant straipsniam, žurnalistam, visuomeniai,
Jisai antrojo instancijoje apeliaciniam teisme buvo pripažintas kaltu, tame tarpe ten ir tai, kad jisai atsinešė ginklą savo. Ir, sakykime, tas toksai priekabiavimas buvo, man ypatingai kažkaip įsiminė vienos tariamos nukentėjusiosios parodymai konstituciniam teisme, vėliau tai buvo ir apygardos teisme, kai teisėjas sako, dabartinis Europos parlamento narys Žalimas klausė. Taip. Sako, tai kaip jisai prie jūsų priekabiavo? Sako, įsivaizduokit, mes važiuojam su juo automobiliu, o jisai man sako, aš tau pašildysiu užpakaliuką ir įjungė šildymą. Aš sakau, atsiprašau, tai kiek buvo lauke laipsnių? -20. Čia yra priekabiavimas. Gal patikimo forma? Čia yra kaip dovana dovanoti. Ar ne? Galima padovanoti tiesiog dėžėje, o galima paprastą maišelį, kuris labai gražiai pakuotas ir jisai tarsi, žinot, tai gal čia tas pats analogiškai žiūrint, gal patikimas, žodžiu, užpakaliuką pašildyti buvo dviprasmybė. Kokia? Įjungė šildymą. O aš gal būčiau sugalvojęs, jeigu man pasakęs, kad tu man užpakaliuką pašildysi, gal čia kita mintim buvo. Bet jisai šildė. Jūs tą žinot, aš tą žinau. Ir jinai žino, kad šildė. Ir kas čia blogo? Tai žinot, tokiais įrodymais remiantis žmogus pripažintas kaltu, prarado Seimo nario mandatą, aišku, paskui jisai jo atsisakė ten, bet esmė, man ir ta byla tokia neskani liko, žinot, visuomenės akyse. Mergaitės ateidavo įsidažę į posėdžių, žinojo, kad bus žiniasklaida, bus filmuojamos. Suprantat, joms tai buvo pramoga, o žmogui sugadintas gyvenimas. Temidį – profesionalūs teisininkai, dirbtinis intelektas, teismų praktika. Yra tokių bylų, mano, žinot, istorijoje tokios bylos yra, kur tikrai kartais pagalvoju, ta teisė, jinai turi būti teisinga ir aš tikrai labai gerbiu Vilniaus apygardos teismo teisėjų tą pirmosios instancijos procesinį sprendimą, kuomet jisai buvo išteisintas. Tiesiog ir mane toks juokas paėmė, dar taip per pertrauką, paskui jau po nuosprendžio aš teisėjams sakau, tai žinot, jeigu paimti tai, kiek kartų jūs praeidami mane apsikabinot ar kažką pasakėt, tai aš čia sakyčiau, čia toks priekabiavimas, kad nežinau, kaip jūs čia galite teisėjais dirbti. Čia, vadinkim, kiekvieno teisininko, advokato tolerancijos ribų bandymas, ar ne? Kiek visgi jis yra tolerantiškas tam, seksizmui, priekabiavimui ir visiems kitiem elementam. Bet matot, tuo metu buvo visa tai labai ant ribos. Dabar kažkaip, žinot, kaip ir viskas. Europos parlamente buvo kažkokie tokie skandaliukai truputį, paskui čia persimetė į nacionalinę teisę, čia pas mus viskas. Ir taip, tas mano klientas papuolė ant tos bangos, sugadintas gyvenimas, jisai, tikrai pateiktas nei šiaip, nei taip. Yra kaip yra. Tiesiog, ne laiku, ne vietoje, ne ta banga. Aš noriu, gal artėjant jau prie visiškos pabaigos, žinau, kad jūs visai draugaujat su technologijom. Ir skaitmenizacija, dirbtinis intelektas, tos visokios technologijos, kuris, aš sakyčiau, labiau padeda mums gyventi kokybiškiau, ateina į mūsų tą gyvenimą labai sparčiai ir teisininkų gyvenime irgi yra tie pagalbininkai, kurie yra technologiniai. Tai kaip jūsų nuomonė, ar, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas jums asmeniškai padeda, ar visgi jis dar toli nuo tų visų? Ir ne tik tai, gal paplėskim, ne tik tai būtinai dirbtinis intelektas, bet ir visokie, vadinkim, tie gadgetai, žaisliukai, kurie technologiniai mums padeda ir taip toliau. Aš manau, kad tai yra idealus dalykas, dirbtinis intelektas. Ir visos technologijos ir teisininkui. Tu ieškai informacijos, tu labai greitai gali ją susirasti, suprantate? Pavyzdžiui, kaip Temidis. Taip. Labai tas projektas, kuris sistemingai, greitai su dirbtiniu intelektu padeda teisininkams ir nebūtinai teisininkams, tiems, kuriems aktuali kažkokia teisinė pagalba. Kai tau ta tema aktuali, teisinė pagalba aktuali, tu iš karto gali susirasti. Ir iš tiesų čia, žinot, yra tokia konkurencija su advokato profesija, kaip bus toliau, kaip bus po 10 metų. Ar advokatai bus iš viso reikalingi, kai visas problemas padės įspręsti dirbtinis intelektas. Aš aišku irgi užklausiau dirbtinį intelektą, tiesiog
apsimečiau klientų ir paklausiau, ką man daryti. Man pateikti įtarimai pagal BK 260 straipsnį 3 dalį, numatomas laisvės atimimas nuo 10 iki 15 metų. Kaip man išvengti laisvės atimimų? O man atsakė, susiras gerą advokatą. Va, tai visa matematika, visa filosofija yra atsakymas. Gerbiam Aušra, aš iš tikrųjų čia matau braukau tų klausimų, žinokit, aš matau, kad mes eitume non-stop, bet dėl vardan to formato išlaikymo ir tam, kad žiūrovam tikrai išlaikytume konkrečiai turinį, norėčiau jau ir kaip ir pabaigti šitą podcast'o epizodą. Aš be galo dėkingas už jūsų įžvalgas. Dėkoju už tą galimybę, kad jūs atėjot, pasidalinot, paatviravot, nežinau, kiek galėjot savo ribose pasipasakot ir man buvo be galo įdomu jūsų klausyti, buvo be galo įdomu išgirsti tam tikrus momentus, kuriuos aš net nebejoju, kad mūsų žiūrovas tikrai įvertins. Todėl jeigu jūs pamatėt vertę, kažko išmokot, kažką sužinojot ir kažkas jums labai patiko, būtinai paspauskite mygtuką like. Tai padės mums augti šitam projektui ir mes dar daugiau įdomių dalykų jums papasakosim. O jeigu norit, kad mes iš tikrųjų augtume ir kad jūs visas naujienas ir visus epizodus pamatytumėt pirmieji, paspauskite mygtuką prenumeruoti šį YouTube kanalą. Tai yra Teisės pulsas, aš esu šio podcast'o vedėjas Evaldas Vinskutonis. Dėkoju, kad žiūrėjot, nepraleiskit kitų epizodų. Aš žadėjau, kad bus tikrai įdomu. Na, o su mumis šiandien buvo Aušra Ručienė. Ačiū labai, Aušra. Ir norėčiau dar jums vieną dalyką įteikti. Temid platforma turi jums dovaną. Tai yra tokia simbolinė dovanėlė nuo projekto organizatorių. Ir labai tikiu, kad tikrai išnaudosit, panaudosit ir vertę pamatysite kasdieninėje veikloje. Ačiū Jums labai. Ačiū, kad kvietėte. Ačiū Jums labai ir iki kitų kartų, iki kitų epizodų. Ačiū ir iki.